teisingai pastebėta, kad mes auklėjame pavyzdžių. Ir jeigu aš geriu arba rūkau, ir labai dažnai paauglių tėvai, kai pagauna rūkančius paauglius, pats rūkantis tėvas sako, nerūkyk, jeigu pagausiu, užmušiu, o pats rūkau. Tai iš tikrųjų poveikio jokio nepasieksi. Reikia kalbėtis ramiai, būti aktyvių vaiko klausytojų, priimti galbūt ir vaiko žodžius, kuris gali tau pasakyti, mama, bet tu irgi išgeri vyno taurę, nepulti gintis. Tiesiog būti atviru pačiam, su savim taip, aš išgeriu, leidžiama. Ir su vaikais negalima kalbėtis apie saikingą normą, saikingą ribą. Nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėjus į žmogaus fiziologiją, nuo ko priklauso, ar mes tapsime, ar mes netapsime priklausomi, tai yra nuo mūsų pačio fiziologijos, nuo vartojamos medžiagos ir nuo tų aplinkybių, kur vartojame, tai iš tikrųjų tos ribos nėra ir jos